Tai yra kempinė indams plauti. Ir tai yra kempinė indams plauti. Ir čia ne apie kempinę, o apie savo komfortą. Nupirkau pakelį kempinių ir jos pakankamai didelės. Ir man tiesiog nepatogu jas laikyti, nepatogu plauti. Ir aš savo nukerpu ir man patogu, nes tikrai komfortiška ir man nereikia ten nei per daug stengtis, nei mano raumenys neįsitempia, kad paimti visą didelę kempinę. Atrodo smulkmena, bet kiek naudoju aš kempinę? 3-4 kartus į dieną. Gal net ir daugiau, nes aš tikrai dažnai plaunu indus būtent rankom. Ir mūsų gyvenimas susideda iš smulkmenų. Ir tai, kad aš jaučiu, kad man diskomfortas plauti su didelė kempinė, tai reiškia, aš girdžiu save, savo kūną ir aš galiu kentėti ir tiesiog likti su ta kempinė ir kaskart jausti diskomfortą, arba aš galiu ją nukirpti ir aš nejaučiu diskomforto. Ir čia ne tik kempinės, čia visos smulkmenos mūsų gyvenime. Aš atsisėdau, man kėdė nėra patogi, arba aš atsisėdau ir man nepatogu. Aš galiu pasitaisyti ir atsisėsti, įsipatoginti, kad man tikrai būtų komfortiška. Bet dauguma tiesiog atsisėda ir sėdi, nepatogu. Man į batą įkrito akmenukas, o man reikia vaikščioti ir man nepatogu. Galbūt aš esu parduotuvėj, teatre, nesvarbu kur, bet aš galiu atsistot, biškį į šoną, kad pasitraukt, kad netrukdy žmonėm ir nuimt, ištraukti tą akmenuką. Bet tikrai nemaža dalis žmonių, jie ir eis su tuo akmenuku, nes kaip aš teatre nusiimsiu batelį savo, na kaip aš parduotuvėje atsistosiu ir nusiimsiu batelį. Tai yra apie mano komfortą. Ar aš save girdžiu, ar aš save myliu, ar aš rūpinuosi savim ir savo būtent patogumu, savo gerovę. Nes jeigu aš to nedarysiu, niekas kitas to nepadarys. Ir žmonės dažnai tiesiog nejaučia. Paima per didelį puodelį, paima kempinę ne tą, patalynę nepatogi, žmogus nepatogus. Šalia tiesiog, bet aš nieko nedarau, aš pakentėsiu. Ir Lietuvoje žmonės tikrai moka kentėti. Tiek kantrybės turbūt ne viena šalis neturi, kiek turi būtent Lietuvos žmonės, nes mes tikrai mokam kentėti. Ir tos kančios prasideda nuo mažų dalykų. Ar man patogi lova, ar man patogi ir maloni patalynė, ar man patinka kvapas muilo, dantų pastos, ar man patinka lėkštutė, ar man patinka dar visokie dalykai, ar man patinka drabužis, jisai švelnus, jisai labai tiesiog nesulaiko mano judesių. Ar man patinka ir patogu, ar man komfortiška, ar aš užsidėsiu kažkokį drabužį, nes jisai yra madingas, jisai mane suverš, aš negalėsiu nei rankos pakelt savo laisvai, bet taigi madinga. Ir gražu, nors man galbūt ir negražu, bet madinga, nes aš noriu būti kaip visi. Ir tai reiškia, aš negirdžiu savęs, jeigu girdžiu, aš ignoruoju save. Tai jeigu aš pati save ignoruoju, tai kaip jūs galvojat, kaip kiti elgsis su manim?